Kai visi, nemažai žmonių susidūrė su sunkumais, kaip balsuoti. Todėl pasidalinsiu detaliomis instrukcijomis, kaip atiduoti savo balsą už Laukių ąžuolą. Tai visų pirma, internetinėje naršyklėje susivedame www.arboristai.lt ir čia mus nuveda į arboristų puslapį, kur yra surašytos visos balsavimo taisyklės, nuorodos ir pavažiavus žemyn matome Laukių ąžuolo nuotrauką, ant kurios paspaudus mus nuveda į europinį balsavimo puslapį, kur pavažiavus žemyn galima matyti visus šio konkurso medžius finalistus. Kaip matome, 3 vietoje yra Laukių ąžuolas. Taigi paspaudžiame ant kvadračiuko Vote ir matome tokią varnelę. Tai mes jau pasirinkome Laukių ąžuolą, tačiau mums reikia dar vieną medį pasirinkti, tai galite pasirinkti kokį norite. Aš rekomenduoju rinktis tą medį, kuris turi mažiausiai balsų, tai šiuo atveju Anglijos medis, taigi paspaudžiame vėlgi ant kvadračiuko Vote. Ir dabar, kai esame pasirinkę 2 medžius, galime apačioje paspausti žalią mygtuką Vote. Apačioje. Kai mes jį paspaudžiame, mūsų prašo suvesti elektroninį paštą. Taigi aš susivedu elektroninį paštą. laukiuažuolas@gmail.com. Jūs susiveskite savo, kiek turite elektroninių paštų, tiek rašykite, tiek balsuokite, nes vienas paštas lygus vienam balsui. Paspaudžiame, kad sutinkame su taisyklėmis ir paspaudžiame galiausiai Vote. Tačiau tai dar ne pabaiga. Mums dabar atsiuntė į paštą laišką. European Tree of the Year. Ir tik galiausiai, kai paspaudžiame Confirm my votes, pašte tik tada užsiskaito mūsų balsas. Tai tikiuosi, kad viską aiškiai paaiškinau, labai kviečiu balsuoti už Laukių ąžuolą. Jeigu jau bandėte balsuoti ir nepatvirtinote ar pašte, ar ne viską įvykdėte, tai galite dar kartą pabandyti, manau, kad turėtų leisti. Tai tiek, jeigu kas dar neaišku, būtinai rašykite ir pabandysime viską paaiškinti.